tikslas bent jau užfiksuoti, kas buvo. Kas buvo, kadangi aš ir kolegijoje dabar man tai labai praverčia, aš dėstau kultūros ir dokumentinį paveldą. Tai manau, kad studentam galiu pasakyti tokių praktiškų dalykų, apie kuriuos jie išgirdę, klausosi ir net netiki, kad taip galėjo būti, kad galėjo giedoti naktimis, kad galėjo kaimynai eiti pas kaimynus, kad galėjo padėti budėti prie mirštančiojo. Knyga yra, kai nėra draugo, jinai yra draugas. Kai nėra ko valgyti, tai yra beveik vietoj maisto. Kai nieko nėra dūšiai, tai yra toks labai gražus šilkas, kurio galiu užsikloti. Na ir čia galima tęsti ir tęsti to. Nes ir knyga yra ne tokia pat, ne vienoda paskirtis jos. Man yra svarbiausia, kad studentas sužinotų tai, ko jis neras literatūroje arba sunkiai galėtų rasti, kad jiem būtų įdomu. Aš stengiuosi rodyti, kaip iš manęs kartais ir juokėsi, kolegė sakė, tau vėl reikia rodyti paveikslėlius. Man yra svarbu, sakykime, dėstant knygos istoriją, kad jie pamatytų senuosius leidinius, jeigu mes negalime parodyti jų savo bibliotekoje. Daugelio negalime. Tai sakykime, kad jis inkunabulą bent pamatytų visą jo grožį, bent skaidrėje. Ir surinkti visą tą, galima sakyti, tokį vaizdų banką, kad pasakojant apie atskirą leidinį, jisai žinotų, kuo jisai skiriasi, kuo jis yra ypatingas, kokia leidinio puošyba. Tai yra ypatingai svarbu seniesiam leidiniam. 2008-aisiais pelnytas geriausio bibliotekininko vardas kurtuvėniškiai pečių neslegia. Audronė sako, kad ir negalėtų dirbti kitaip nei iki šiol, nes atmestinai dirbti ji tiesiog nemoka. Negalėčiau pasakyti, ką jis taip vienareikšmiškai, ką jis reiškia. Tai tiesiog yra, sakyčiau, pats aukščiausias apdovanojimas bibliotekininkui, pats garbingiausias. Taip jis reiškia daug, bet manęs ir tada klausė, kai aš gavau tą apdovanojimą, ar dabar tave tikriausiai labai įpareigoja. Aš iškart sakiau, kad visiškai neįpareigoja, nes aš nieko nedarysiu kitaip negu dariau. Aš nebegaliu pasikeisti ir negaliu dar kažko padaryti. Nes tai, ką darai, tai ir darai nuoširdžiai ir paprastai. Jau 6 metai, kai Šiaulių kolegijoje sėkmingai dirba dėstytoja Jurgita. Daugybė nuotraukų, kelionių įspūdžių, mat ši jauna specialistė su studentais dalyvauja daugelyje konkursų. Tai ir mano idėja Europai, mano idėja Afrikai, mano geras darbas, profas ir kiti. Aš bendrauju su studentais kaip su sau lygiais, kaip kolegos. Ir tarkim, man patinka taip bendrauti, aš tikrai nenoriu, kad ten būtų kažkoks dėstytojas, kuris stovi šalia ir baudžia ten dar, ką nors daro. Ir iš tikrųjų ir taip su jais lengviau bendrauti yra. Ir man tai patinka ir taip. Nes, tarkim, jeigu aš su jais energingai bendrauju, jie lengviau prisijungia prie manęs dalyvauti konkursuose. 3 metus iš eilės čia vyko įvairūs konkursai, kuriuos inicijavo tuo metu ten europarlamentaras Eugenijus Maldeikis. Šiaulių mieste esančiame parkelyje Beržynėlis mes pasiūlėme ten įrengti vaikų žaidimo aikštelę. Ir tiesiog mes tą idėją pasiūlėm, apiforminom, kodėl tai yra gerai, kodėl tai yra reikalinga. Ir kada jau vyko ten konkursas, buvo pasakyta, kodėl laimėjo, todėl kad tai buvo praktiška ir artima miestui būtent. Visų tų konkursų esmė iš tikrųjų būtent yra mano idėja Europai, kad buvo įtraukti ne tik didžiųjų miestų studentus, bet būtent ir mažesnių miestų studentus. Tai mano idėja Afrikai, ten buvo mintis pasiūlyti, ką mes galėtume padaryti, kad pagelbėti trečiosioms šalims. Ir ta šalis, kuriai mes siūlėme idėją, tai buvo Liberija. Mano geras darbas. Čia esmė buvo padaryti kažkokį gerą darbą ir pristatyti tiesiog skaidrių formą. Tas darbas buvo įdomus tuo, kad mes iš tikrųjų ieškojom tokių vietų, kur mes tą galėtume padaryti, iš kokios srities galėtume padaryti. Su viena komanda mes važiavom sodinti eglaičių, su kita komanda tiesiog rinkome iš įvairių kaimelių, miestelių vaistus, senus vaistus iš gyventojų, po to nešėme juos į vaistines. Jurgitai nesvetimi ir tarptautiniai vandenys, dėstytojas skaito paskaitas ir svečių šalių aukštosiuose mokyklose, o sukauptą patirtį perduoda Šiaulių kolegijos studentams.
Prieš keletą metų teko būti Vokietijoje, Liubeke, ten koledže. Ir dabar visiškai neseniai Vengrijoje Giore. Tai būtent aš ir ten skaičiau paskaitas apie atliekų tvarkymą. Man kaip dėstytojui naudinga. Tai yra patirtis, tai yra jų laboratorijų apžiūrėjimas, jų galų gale kalbi, kaip jie dirba, kokias ten metodikas taiko. Ta informacija, kurią aš ten susirinkau lyginant mūsų situaciją su jų situacija. Dalykų dėstyme aš tą medžiagą pritaikau. Aš tobulėju. Čia aš galiu daugiau savo kūrybinių kažkokių minčių parodyti, nes, tarkim, jeigu aš dėstau, aš pagal programą dėstau, o konkursuose aš galiu daugiau tą savo kūrybą parodyti. Galų gale, be tos kūrybos, pačiai, gauni iš jų energiją, gauni tiesiog malonumas dirbti yra tuo metu. Nes dirbi su studentais, kurie yra energingi, aktyvūs, jiems tai įdomu. Lietuvos kolegijų verslumo konkurso Profos veiklos koordinatorė. Gidė dievinanti Skandinavijos šalis, sukaupusi nemenką sotėlių kolekciją. Taip trumpai būtų galima pristatyti 5 metus Šiaulių kolegijoje dirbančią dėstytoją Raimondą Pilipavičienę. Niekada nestokojanti optimizmo dėstytoja sako, išmaišiusi kone visą Lietuvą. Todėl ir būsimiems turizmo specialistams turinti ką papasakoti. Vertinama, taip galvoju, taip manyčiau, kad esu už šiltą bendravimą su studentais, galbūt už humoro jausmą, už gerą nuotaiką, nes iš tikrųjų esu optimistiškai nusiteikus, toks žmogus, kuris į viską žiūri optimistiškai ir galbūt paskaitas taip pat stengiuosi labai vesti aktyviai, įdomiai ir tai leidžia dar ir tas vadinamas hobis, turizmas, kelionės, leidžia per vasarą prikaupti labai daug įdomios medžiagos, kurią galiu studentam naują pateikti prasidėjus mokslo metam ir manyčiau, kad tai yra svarbu. Dėstytoja prisipažįsta, kad su studentais sumanės idėjas galvoja ne vieną valandą ir ne vieną dieną. Tai liudija ir geri rezultatai bei linksmos kelionių akimirkos ir žinoma linksmi studentų veidai. 3 metus Šiaulių kolegija dalyvauja šitam verslumo konkurse ir 3 metus galim girtis, kad nesame grįžę be apdovanojimų. Pirmais metais buvome 5 iš 16 Lietuvos kolegijų. Pernai buvome 2 iš 16 kolegijų ir iš viso atsiųstų vertinti komisijai 370 verslo idėjų. Tai 2 Lietuvoje, tiesiog komanda užėmusi 2 vietą. Manau, tikrai labai geras pasiekimas ir geras rezultatas. Džiaugiamės ne tik dėstytojai ir kolegės vardą, Šiaulių kolegijos vardą populiariname ir savotiškai reprezentuoja mūsų mokyklą, bet džiaugiasi ir pačios studentės, kadangi tikrai patirties ir įgūdžių naujų, potyrių, tikrai didelį bagažą susikrauna, iki pat finalo, kol rengia tą verslo idėją, tai užtrunka pusmetį ir manau, kad ir tikrai, net nemanau, o ir jos pačios užbėga, pasidžiaugia dar ir po metų, prisimena, pamačiusios savo nuotraukas iš renginio, kad dabar joms nebaisu tokie egzaminai ir gintis diplominius darbus bus labai lengva, nes profo konkurse apginti verslo idėją reikia prie labai solidžios komisijos. Komisija sudaryta yra iš verslo pasaulio žmonių ir klausimai būna patys rimčiausiai, reikia įrodyti savo idėjos naujumą, inovatyvumą. Verslą reikia pagrysti, per kiek laiko atsipirks, ar įgyvendinamas, ar už kiek laiko tiesiog planuoja turėti pelną. Taip kad studentam neturintim patirties versle, tai gan sudėtinga tai įrodyti, bet įmanoma ir šiemet vėl dalyvavom 2 komandos. Na ir viena komanda išėjo finalai, 10-tuką
naujoji kategorija, Inoveko kategorijoje. Profo konkurse, tiesiog įvesta buvo nauja tokia verslo idėjų pristatymo forma ir taip pat buvom 5. Per tuos 3 metus aplankytos 2 šalis, tiksliau 1 šalis, bet tos šalies 2 miestai, tai Briuselis ir kitais metais Strasbūras. Su tokiom rimtom programom, tai vėlgi iš visos Lietuvos tie patys dėstytojai, kurie irgi turi būti verslus, visi kartu susirenkam pavasarį, keliaujam į keliones į Europą, pasitobulinti ir irgi ieškoti naujų verslo idėjų, kurias galėtumėm po to padėti studentam realizuoti. Taip vadinamų rimtų mokslų dėstytoja Loreta Meškienė Šiaulių kolegijoje dirba ne vieną 10 metų. Dėstytoja sako, jog dirbdama daug ko išmoko ir iš jaunų žmonių. Šiandien jis su malonumu prisimena savo kuruojamas studentų grupės. Prieš 17 metų išleista pirmoji. Prieš 28 metus aš gavau paskyrimą čia į Šiaulių politechnikumas, dar vadinosi paskui Karolio Didžiulio politechnikumas. Na ir taip visą amžių, jeigu galima sakyti, tuos 28 metus dirbu ir man tas darbas patiko, pritapau, pamilau studentus ir patį darbą. Dėstau statistiką, įmonės ekonomiką, tarptautinių ryšių ekonomiką, net specializacijos dalyką kelių transporto įmonių ekonomiką. Mes gyvenime visą laiką susidurėm su tais ekonominiais dėsniais ir kada studentams kažkokį ekonomikos dėsnį sakydamas teoriškai, pateikia jį su praktiniais pavyzdžiais, jie pakankamai gerai įsisavina. Studentai sako griežta, bet teisinga. Dabar girdžiu tokius atgarsius. Malonu girdėti, jeigu griežtas žmogus ir jis teisingas, tai tas teisingumas kartu su sąžiningumu eina. Įvertinti labai sunku yra studentus, kaip ir jūs sakote, tai yra objektyvi ta vertinimo sistema, kuri susideda iš labai daug procentų, turiu galvoj, sudedamųjų dalių, nes tai yra atskirai vertinama ir kontroliniai darbai, bent mano dalykuose, seminariniai darbai, egzaminas ir studentas gali gauti tikrai ir geresnį, ir blogesnį pažymį, bet išlenda visą laiką tas žmogiškumo faktorius. Kiek jau bebūsi objektyvus, bet pamatai, jeigu tas studentas stengiasi, tai savame aišku, jau apvalini pagal matematinės taisyklės į didesnę pusę ir parašai tą aukštesnį pažymį. Šių metų pradžia dėstytojai buvo itin dosni ir staigmenų negailėjo. Balandžio mėnesį Lietuvos studentų atstovybių sąjunga 3 metus iš eilės apdovanojo dėstytojus, kurie savo darbo aukštosiose mokyklose puoselė akademinį sąžiningumą. Šiemet tarp 14 geriausių Lietuvos dėstytojų ir Šiaulių kolegijoje dirbančios Loretos Meškienės pavardė. Tai yra studentų idėja ir kiek žinau, jau 3 metus organizuoja tuos rinkimus. Buvo pasiūlyta šiais metais nominuoti net 3300 dėstytojų ir aš buvau viena iš tų 13 šiais metais išrinktų. Iš kolegijų buvo išrinkti, iš 5 kolegijų buvo išrinkti dėstytojai. Daugiau visi kiti dėstytojai iš universitetų. Nustebino? Labai nustebino, bet labai malonus apdovanojimas. Nes jį gavai iš studentų, su kuriais dirbi visą amžių ir matyt, tas 28 metų darbas buvo įvertintas aukščiausiai. Vardai pavardės, o svarbiausia darbai, kuriuos dirba kompetentingi specialistai ir geri žmonės, su kuriais studentai Šiaulių kolegijoje susiduria kiekvieną dieną. Kitoje laidoje apie galimybę tapti šios aukštosios mokyklos studentu. Į visus klausimus, kas, kur, kaip, kada. Visa informacija apie būsimų studentų priėmimą į Šiaulių kolegiją. O jei dar čia nebuvote, tai būtinai apsilankykite.